šokoladą gamina. Ką jau čia pridirbo jie? Thank you, marshmallows. Labas rytas visiems ir sveiki atvykę į naują vlogmą. Šiandien manęs laukia labai excited rytas. Nuvežiau vaikus į mokyklą, neseniai tik tai grįžau, išvežiojau visus siuntinius. Už lango lyja belė kaip lietus, pagaliau nėra sniego, nes mano mašina vakar išvažiuojant iš namų, tai ratai tiesiog sukosi gale, ta prasme, žiauru, tikrai. Labai džiaugiuosi, kad dabar pranešė tik tai lietų ir nebus jokio sniego, šalčio, žodžiu. Vakar buvom kalėdiniam turgelį, tai ten sniego tikrai matėme, važiuojant bent jau Mančesterį, tai kai kuriuose vietose buvo belė kiek daug sniego ir dar važiuojant belė kaip sniego. Tai pasijautė, kad tikrai ta žiema atėjo, bet pas mus Hulė, nežinau, čia niekada taip nėra, kad prisnigtų belė kiek daug. Jeigu pasninga, tai tas sniegas labai šlapės ir visas kelias tiesiog ledu nutiestas, tai nieko gero. Bet džiaugiuosi, kad mes gyvenam tokiam miestą, kad tikrai labai retai sninga ir dažniausiai čia tik tai lyja. Jumis susitiksiu turbūt kažkur tai vėliau. Šiandien noriu susitvarkyti namus, nes už lango labai niūrus oras, tikrai nieko negalėsiu filmuoti tiktokai, tai manau, kad šiandien bus tokia kaip ir tvarkymo diena. Rūbus plausiu, jau dabar yra vienas plovimas įjungtas ir važiuosime maisto apsipirkti. Kol kas tokie šiandien yra mano planai. Nu ką, viskas, aš namuose, vaikai grįžo ką tik iš mokyklos. Vaikai biški, nesipeškit, prašau, ką. Žodžiu, ką tik grįžom iš mokyklos, laukia jau viskas sutemė yra. Ta prasme, dabar yra tik tai po 3:30 ir laukia jau pas mus yra tamsu. Belė kaip lyja lietus, kaip iš kibiro, tai visi šlapi grįžom. Vaikai jau pasiėmė imbierinį namelį, nori statyti, tai pastatysim namelį ir eisim pagaminsim vakarienę šiandien. Aš noriu gaminti tą savo firminę vištos krūtinėlę su tais sezamo sėklom gabaliukais, taip? Labas, taip. Tai va, eisim pastatysim tą namelį, aš netgi dar nespėjau susitvarkyti nieko namuose. Valgyk. Nieko dar nespėjau namuose susitvarkyti, tai eisiu apsitvarkysiu. Reikia eiti patalynę pasikeisti, reikia rūbus įsidžiovinti, žodžiu, darbų milijonas. Ir dabar kaip tik kai grįžau, sėdau redaguoti video, tai pirmas mano vlogmas, jau beveik pusė suredaguota, dar liko 11 minučių suredaguoti, tai nebedaug. Bet aišku, kai sakai 11 minučių, tai tikrai užtrunka žymiai ilgiau. Nu va, ką čia turime, jis jau bandelę valgo. Žandai didžiausia, nepilni. Tai va, toksai namukas. Sulaužyk atsargiau. O čia jau yra viskas padaryta. Šitą reikia padėk gal ant radiatorio, kad biškis suminkštėtų, nes labai kietas. Va, koks namukas, pažiūrėkit. Čia sienos, jau viskas padaryta, tai bus labai lengva, ne? Sulipdysim. Ir va, jūs galėsit papuošti. Va, pažiūrėk, kokie gražus. O ne, ir dar šitos turim du. Kaip skaniai dar kvepia, ne? This is open. Gali su pirštais prilipdyti. Po to jūs galėsit dekoruoti, gerai? What is wrong with this? Fast to put glue on everyone then. So, does it go like that? Yeah. You sure? Yeah. Not like... Yeah, it goes here, but not on there. And the other brick one goes there.
Ant ketvirto daryk. Okay. Nu, parodyk man, parodyk pirmą. Ketvirtas, o, dabar atidaryk. Nu. Ką ten turim? What is this? Nu, atidaryk, pažiūrim. Ką čia gavau? Kas čia yra? Kaukė? Čia lūpų kaukė. O, kaip tik man dabar, kaip mano lūpos tokios ištinusios, ane? Šiandien dar net nesimatėm, jau yra gruodžio 5 diena. Važiuoju vaikų pasimti iš mokyklos, vaikai baigia mokyklą už 10 minučių. Šiandien, žinokite, nuo pačio ryto nuvežiau vaikus į mokyklą, nieko šiaip įdomaus neveikiau, tik tai prie kompo sėdėjau, redagavau visus savo video ir atsakinėjau elektroninius laiškus. Tai, o dabar važiuoju paimti vaikų. Ir žiūrėsime, ką galėsime nuveikti šį vakarą. Šiaip turiu truputėlį pasitvarkyti namus, nes jau kelias dienas sakau, kad pasitvarkysiu namus, tai žinokite, neturiu tam laiko, šiandien man sakau. Nuvežiau vaikus į mokyklą, jau atėjo 3 valandos, ką aš padariau, vieną video redagavau ir dar blogai priekį suredagavau. Tai žodžiu, šiandien teko ištrinti iš YouTube'ės ir redaguoti iš naujo. Nu, tiesiog žiauriai linksma. Ta prasme, čia yra žiauriausia, kai įkeli video į YouTube'ą. Nors patikrinau 5 kartus, bet vis tiek blogai padariau. Vietoj 23 metų aš parašiau 24, tai aš jau planuoju apie ateitį. Žodžiu, tai teko pakeisti, ištrinti, tai dabar laukiu, kol vėl iš naujo įsikels tas vlogmas. Tai va, viskas, aš likiu važiuoju pasimti vaikų. Vaikai namuose jau, ką darot? Jau valgot. Jau viskas, mūsų netgi dienos nepraėjo, bet jau vaikai valgo. Labas. Labas, taip. Nebebus mūsų namelio, nu, bet tai kaip jūs pritrapstysit. Taigi dėk sakau ant šito, kad netrapstyti ant žemės. Nu, o dabar kiek čia pridirbot, o jas, tu mano. Viskas, va, ir stogo nebėra. Atsargiau, tik netrapstyk, nu. Pažiūrėk, visur dabar bus tų sausainių, belia kiek. Ir kam reikės daugiau valyti? Man reikės valyti, nes jūs tai nevalot. Nežinau, skanu? Sakyk 5. Tai 5. Mums reikia ieškoti 5. Kas jau lindo prie mano kalendorius, nes jau dienos jau belia kaip yra išmėtytos. Tai 5 mano šita. Nu, daryk. Daryk čia. Va, 14 mano jau išmėtėt. Ne tą pusę sudėta. Pati. Aš gavau drožtuką. Nu va, man kaip tik reikėjo naujo drožtuko. Va, drožti mano visus. We have a new one! Let me show that. Parodyk. Nu va, kaip tik bus. Nes man reikėjo naujo. Nori parodyk, parodyk. Ir po to nunešk į viršų padėk. Kas tai yra? Drožtukas, sakyk. Kas tai yra, Milana? Sakyk, drožtukas. Pabandyk. Nu, pabandyk, sakyk, drožtukas. Nesakyk, drožtukas. Drožtukas. Nu va, drožtukas, nu. Drožtukas. Kaip skaniai kvėpia, aš galiu paragauti. Tai minkštas jisai. O, aš šitą paimsiu, bet aš nenoriu su tais saldainis. Na. Spicy. Ginger. Skanu? Nėra toks kietas, įsivaizduoju, kad bus kietesnis. O šiandien viską duėmiau plauti. Tai žodžiu, dabar tiesiog taip, belia kaip salionas visas toksai netvarkytas. Bet žinokite, iš viso šituose namuose aš net nieko nebenoriu daryti. A, jau. Duosiu kitiems valgyti. Nu, sakyk, skanaus ir jums. Sakyk. Nu, tu sakyk, skanaus ir jums. Sakyk. Jau, Milanai, kiek parodyk dantukų iškrito. Neturim dantukų viršuje. Neturim vieno dantuko jau čia. Čia 2 yra nauji jau žalkia. Kiek? 3. 3 dantukų neturi, taip. Ir 4.
Kur ketvirtas jau kleba irgi iš šono. Tai irgi greitai iškris, ne? Šiandien darysiu karštą šokoladą, bet tą paprastą, tiesiog miltelių. Pasižiūrėkite, kokius fainus indus nusipirku, susidėti zefiriukus, va. Kaip fainiai, ne? Ir čia visa ta kakava yra, tai va. Žodžiu, einam pasigaminti ir dar turiu kremo kaip. Tikiuosi tas geras, nes vaikai pas mane mėgsta iš šaldytuvo paimti ir sugadina, po to nebeveikia, tai žodžiu. Va, kaip aš darau tą kakavą, tai įdedu kakavos truputėlį, nu ne truputėlį, kokius gerus 2 šaukštus, jeigu į didelį puodelį. Tai įpilu pieno, ne pusę, bet maždaug tiek, nu žiūrint koks puodelis vėlgi. Ir tada gerai išplakat visą tą kakavą su pienu ir pasidaro tokia vos ne toksai kaip ir kremas, nu tokia kitokia masė. Tai labai, žinokite, pagerina skonį ir žymiai skanesnė kakava yra. Jeigu nesat bandę, tai žinokite, pabandykite. Ir tada ką mes darom, tai dedam su tuos zefiriukus, o reikia dar vaikų išmaišyti, bet tada dedam zefiriukus į vidų ir tada užpilam karštų vandeniu ir tada uždėsime, ne, dar tavo neišmaišyta, kam dabar įdėjai. Turi tą aparačiuką, tai yra žymiai lengviau, bet aš neturiu. Tai reikia su šakutė daryti. Įpilam karšto vandens. Nu ir va, ir viskas truputį. O. Zefyrai dar. Kakavą jūs galite puošti, žinokite, kaip tik tai norite. Aš tai improvizuoju visada, aišku, kuo daugiau viską pridėti, tuo mandriau, tuo gražiau atrodo. Tai aš neturiu daugiau Oreo dar vieno, tai aš savo šitą įdėjau. Viskas. Iš kur žinai? Čia šokoladas? There's poop. Tai paimk, paragauk. No. Paragauk, jeigu šokoladas. No. Neragausi? Someone definitely needs to clean that up because I need the toilet. Tai nuvalyk. Go! Sveiki, šiandien yra gruodžio 6 diena, dar netidariau kalendoriaus, vaikai šiandien ryte irgi išlėkė į mokyklą, netidarė savo kalendoriaus, na, mano vaikai tokie, kad žinote, saldainių tikrai pavalgo ir tie saldainiai yra tiesiog atsibodę jiems, tai kartais visai yra neįdomus tokie dalykai kaip kalendoriai, tai šiandien atsikėlėm, susirašėm, nuvežiau vaikus į mokyklą. Ir aš tiesiog ėmiau savo darbus, kuriuos turėjau atlikti TikTok'ui, tai šiandien nufilmau gal 5 savo darbus, tai vienas jau yra įkeltas, suredaguotas. Apsirengiau, susitvarkiau visą savo burdakėlį, nes, žinote, pas mane, kai aš esu stiliaus tokia kontento kūrėja labiau, tai pas mane labai daug rūbų būna ir labai apsimėto ir tikrai susiverčia namai bele kaip. Tai turėjau tikrai susitvarkyti viską, išsiplovau indus, apsitvarkiau namus ir supakavau kelias siuntas, tai važiuosiu dabar į miestą, išsiųsiu siuntas.
ir suplanavau nuvažiuoti į Primarką. Žinokite, nepatikėsite, bet tikrai neatsimenu, kada buvau Primarke. Noriu nusipirkti šiltas tokias kaip pėdkelnes, timpas. Labiau tai timpos, nes tai nėra pėdkelnes, bet turi tokius dryžius per vidurį. Jeigu rasiu, nusipirksiu, parodysiu. Praeitais metais pirkau tiek Milanai, tiek sau, tai žinokite, jeigu laukia yra šalta, užsidedat ir, ta prasme, žiauriai šilta kojom būna. Tai Milaną netgi kai varėme į kalėdinį turgų, tai Milana buvo užsidėjus tas timpas, tai jinai tikrai nesiskundė, kad jai yra visai šalta. Tai va, ieškosiu, nes mačiau tik tokią, kad dabar yra visokiausių kitokių spalvų, nors mūsų Primarke nelabai kažko tai geresnio būna. Tai va, nežinau, ir šiaip pasižiūrėsiu po parduotuvės, viskai kalėdos artėja, dar šiaip dovanų nesu niekam pirkusi. Jau esu suplanavusi nupirkti Milanai, noriu nupirkti tokį kaip ir makiažo stalą su veidrodėliu kalėdom ir Macy'ui. Dar viena tokia antra dovana, kurią suplanavau, tai bus labiau abiejiems, nes tai bus tokie ginklai. Žinote, kai einate, pas mus bent jau miestai yra laser quest su laseriais, tu bėgioji, užsidedi ten tokią kaip ir lemenę, ginklus turi, žodžiu, bėgioji po namus ir vienas kitą šaudai. Tai sugalvau nupirkti šitą dovanų kalėdom, nes manau, kad bus tikrai tokia gera dovana ir su kuria tikrai užsiims. Aišku, namuose bus veiksmo daugiau. Bet manau, kad ne tik žiemos laiku gali žaisti, bet ir lauke vasaros metu. Tai yra tikrai nerealus žaidimas, tiek suaugusiems patinka, bent jau man tai tikrai patinka, mes kai nuvarom į Laser Quest, tai visi žaidžiam. Tai ir tikrai išprakaituoji, išbėgioji, toks adrenaliną, žodžiu, bėgioji visur, faina yra tikrai. Tiek vaikam, tiek suaugusiam įdomus tikrai žaidimas. Tai kol kas tokios yra dovanos, kurias aš esu suplanavusi nupirkti, daugiau nežinau. Bet draugiam, visom draugiam, šeimai jau panašiai kaip ir dovanas turiu, nes visgi aš labai daug ko gaunu dėl savo darbo, tai dauguma dalykų aš tikrai nenaudoju ir palieku dovanoms. Tai šiais metais visi bus labai aprūpinti, tiek draugės, tiek mano sesės, broliai, mama, mano draugių vaikai. Žodžiu, dovanas jau beveik visiems tikrai turiu suruošusi, tik ne savo vaikams. Nes ką gaunu, tai netiks tikrai mano vaikams. Tai va. Ir dar reikia nupirkti dovanų maišiukų, kad galėčiau jau susiplanuoti, kam kokias dovanas sudėti, sudėlioti maišiukus, surašyti vardus ir padėti į šoną. Tai va, šiandien tokia diena nusimato, kad mes pirksime dovanas. Nežinau kiek. Ir dar be to vakare šiandien važiuosime su vaikais. Vakar, žinokite, pražiopsojau, pro mūsų gatvę pravarė toksai kaip kalėdinis traukinys, ne traukinys, bet ten daugiau tų mašinyčių kažkokių, tai šiaip aš realiai nesu mačiusi, bet tai yra tiesiog tokia paroda, paradas labiau sakyčiau, tai yra kalėdinis paradas, kuris eina per mūsų gatves. Tai vakar buvo per mūsų gatves ėjo, pagrindinė čia visą, per pagrindinį kelią, ne prie mano namo, bet pagrindinis kelias yra aplink mūsų visą rajoną. Tai aš labai nuliūdau, kad praleidau šitą dalyką su vaikais, bet ir mes nežinojame. Tai pasigūglinau online, susiradau vietą, tai šiandien mūsų mieste vėlgi vyks, bet kitam rajone, tai važiuosime į kitą rajoną, nuvešiu vaikus, pasižiūrėsime tą kalėdinį paradą, nes jisai šiaip vyksta pas mus kiekvienais metais, bet, sakau, kiekvienais metais aš jį vis pražiopsoju, nes laikas yra nuo 7 iki 8, o mano vaikai dažniausiai jau 8 jau miega lovoje, tai nes visgi į mokyklą reikia kitą dieną eiti, tai jie turi išsimiegoti. O dabar, kada žiūriu į tą savo kalendorių taip dažnai, tai davai atsidarome dar vieną dieną, o jau byra, nes vaikai lindo. Kokia šiandien diena? Šešta, vos nepamiršau pati. Pasižiūrim, ką čia gero aš turiu. 6 dienai. Kaip sakau, aš netgi kartais pati pamirštu atsidaryti tą kalendorių. Ką čia gavau, kas čia yra? Aroma Active, nesu girdėjusi šitos kompanijos, bet atrodo, kad būtų natūralių produktų kompanija. Žodžiu, tai yra raminantis ir toksai kaip ir apsaugomasis kremas, šviesus, kuris ramina ir atstato mūsų sausą odą ir kurie yra netgi pažeista. Tai va, galima tepti, kur tik tai norite. Tai ne tik tai ant veido, bet kur yra ir žaizdelių, ar sausa. Pavyzdžiui, manau, kad netgi rankom būtų labai gerai. Tai va, toksai kremokas. Pasižiūrim.
Ai, uždarytas, nu, atsidarom. Toks drėkinantis kremas. O kvapas, nu kvapas, tai žinokite, žinot, kai nueinat į spa. Grinai, va to. Oh my god, nu va, čia bus man labai gerai rankom. Nes dabar žiemos laikotarpiu, tai mano rankos tikrai džiūna. Tai va, bus super. O kvapas tai nerealu, žinokite, nu tikras spa toksai. Susitinkam kitą dieną. Šiandien yra gruodžio 7 diena, vakar nieko nebefilmau, žinokite, nes išvariau į miestą, labai užsidėlsiu tą miestą, tada važiavau antakių pasidaryti ir, kaip matote, labai fainai man kaip visą laiką padaro. Šį kartą tai iš viso nerealiai, nes buvo daugiau plaukų, nes ilgai nesidariau, man atrodo, paskutinį kartą gal dariausi prieš atostogas, tai dažniausiai aš darausi kas 2 savaitės, tai dabar buvo pats ilgiausias laikotarpis, tai daugiau tų plaukelių ataugo ir žymiai geriau atrodo. Netgi šitas šonas va, turi labai daug plaukelių, pradėjo augti, man davė tokį aliejuką, kurį pradėjau naudoti gal mėnesį laiko jau, bet ten, nu, jos toks specialus padarytas, tai žinokite, nežinau, kas per aliejus, bet labai gerai augo mano dabar antakiai. Tai va, vakar prasidėjau trafikę, važiuojant antakius pasidaryti visą valandą. Apvaikščiau miestą, po to parodysiu, ką nusipirkau, apvaikščiau miestą ir važiavau antakių darytis ir žodžiu, prasidėjau trafikę valandą laiko. Gerai, kad buvau pasiemusi valgyti, nes dar išeinant iš miesto užsukau į kiniečių Walk and Go, tai žodžiu pasiėmiau tokius noodlesus, tai buvau tokia alkana toj mašinoj, tai kad žinokite, mašinoj ir suvalgiau. Tai pasidariau antakius, po to važiavau vaikų pasimti, jau buvo labai sutemę, jau tikrai vėlų buvo, tai nieko sakau, net neapsimokėjo man ir kažko tai filmuoti, nes kai nėra apšvietimo, nėra ir vaizdo jums, tai važiavom pasižiūrėti to parado, bet, nu, jisai toks mažiukas buvo labai, nu, nieko gero, 3 gal autobusai, 1 traukinys ir tada ten belie kiek dviračių buvo, tai jo, toksai, nu, paprastas, bet vis tiek faina kažkas kitokio mūsų mieste, kiekvienam rajone važinėjo. Tai šiandien paskutinė diena, man atrodo, ir daugiau viskas, jie nebevažiuoja. Tokias yra, nu, tikrai faina vis tiek. Ir tada, ką, jau vakar labai sutemo, grįžau namo, ėjau miegoti. Ir tikrai nieko nebefilmavau, nes buvau labai pavargus. Tai va, šiandien atsikėliau, bet žinokite, jau pas mane yra gal 12 valandų, tai pradripsojau lovai. Labai ilgai kartais, žinokite, aš sau leidžiu ir yra gerai kartais pailsėti ir nieko neveikti visą rytą, tai šiandien buvo ta diena, nes vaikai pas tėtį, tai man nereikėjo anksti keltis ir vežti jų į mokyklą, žodžiu, labai faina, man bent jau, man tokios dienos patinka, nes gali pailsėti truputėlį, kartais būna, kad nusistatau žadintuvą anksti ir tikrai nesilsiu, bet čia buvo tokia diena, kad sakiau, sau pailsėsiu ir nieko neveiksiu, nes už lango niūrus oras, lyja, tamsu, tai jokių darbų kažkaip ir negaliu namuose atlikti, nes irgi tamsu belia kaip. Tai vat, ruošiuosi, važiuosiu iki pusbrolio žmonos, jie, man atrodo, šiandien kraustosi, nežinau, žodžiu, tokia exciting diena jiems bent jau, o aš važiuosiu tiesiog šiaip pasižiūrinėti, pasėdėti kartu su pusbrolio žmona. Nežinau, gal kažkokį šampaną nusipirksim atsigerti ir kažką tai. Ir prikrovau dar belia kokią didelę tašę į rūbų, tašių, žodžiu, nuvešiu irgi. Nes pas mane jų belia kiek daug, tai ir man pusbrolis paėmė maišų, tai mes va tai va išsikeičiam. Aš jam rūbus, jis man maišiukus. Baigiau ruoštis ir dar spėjau, žinokite, TikToką vieną nufilmuoti šito outfituko. Tai va, pirmiausia, atsidarom mano kalendorių. Tai yra šiandieną turime 7 dieną. Nu, kas čia gero prie 1 dienos. Žiūrim. Man šitas kalendorius tai visai patinka. Gal sakyčiau, tik tai keli dalykai buvo, kurie man nepatiko. Tai visai neblogas kalendorius. Jėzau, tokia didelė dėžė, bet toks mažiukas dalykas, kas čia yra. Ką čia turim? Ai, kad saldžiau miegočiau, žodžiu. Pagalvės purškiklis toksai va mini. Mėtom labai kvepia. Gerai. Super, dar vienas mini
man bus, ir parodysiu, ką nusipirkau. Tai turbūt gal pradėsiu nuo to, kad nusipirkau savo kalėdinę dovaną, kaip matote. Tai yra mano kalėdinė dovana ir nežinau, ar dabar ją atidaryti, ar per kalėdas. Žodžiu, parašykite komentarus ir norite pamatyti, ką nusipirkau, ar atsidarysime per kalėdas, nes visgi per kalėdas aš neturiu kažkokio tai vyro ar draugo, kad man pirktų dovanas, tai aš nusipirkau savo pati dovaną. Tai parašykite komentaruose, ar norite, kad pasidalinčiau, ką nusipirkau. Jeigu taip, atidarysime anksčiau, jeigu ne, palauksime kalėdų. Dabar parodysiu, ką nusipirkau iš Primarko. Visko, man atrodo, negaliu rodyti. Ar galiu rodyti? Negaliu, nes yra, kas žiūri mano video, tai nelabai. Žodžiu, mano geriausios draugės dukrai nupirkau tokią pagalvytę, visai fainą, tokia cute, Mickey. Kokia kaina jos buvo? 6 svarai. Labai pigiai, sakyčiau. Ir gan didelė šito pagalbė. Tai va. Čia jau dovanėlė kalėdinė tokia. Ką dar nusipirkau iš Primarko? Nusipirkau pėdkelnius savo. Tai va, šiandien užsidėjau naujausias pėdkelnes. Nes neturiu pėdkelnių visai jokių. Tai žodžiu, buvo 3 poros, man atrodo, už 5 svarus, bet čia šitos gan storesnės. Ir tikrai šiltesnės, tai 60. Žodžiu, 60 perku. Nežinau, kaip vadinasi, story 60, ar kaip, neįsivaizduoju. Ką dar? Pėdkelnės Milana į mokyklą, tokios šiltesnės. 2 poros kainavo 5,50. Tada nusipirkau apie tas timpas, kur šnekėjau, kad Primarke yra labai populiarios, tik tokia labiau populiarios, bet mano Primarke buvo visos išpirktos, aš to ir tikėjausi, tai yra daug pilkas ir kaip matote, va, turi tokį kailiuką. Tai su jom žiemos laikotarpiu yra bele kaip šilta. Tai žodžiu, man labai faina tokia dar spalva buvo, aš turiu megztinį, kurį galėsiu priderinti, bet ir šiaip prie tokių ir 8 svarų be tokio navo. Praeitais metais žymiai pigiau buvo, tikrai. Man atrodo, kad kiekvienais metais Primarkas didina kainas. Per daug netgi. Na ir toliau, ką dar čia turiu. Čia kalėdinės dovanos, galiu Milanos vieną kalėdinę dovaną parodyti. Tai yra pižamas Barbis. Labai fainos, kiek mokėjau aš už juos. 9 svarus, sakyčiau, gan pigiai, visgi Barbė. Ir tai yra, šie metai yra tokie Barbės metai, tai turėtų viskas būti brangiai, bet manau, kad už pižamas 9 svarai visai neblogai. Aš einu išsiųsti, vakar irgi neišsiunčiau siuntų, nes trafikės prasidėjau, tai žodžiu, važiuoju išsiųsti siuntas. Ir ką susitinkam šeštadienį, nes ketvirtadienį buvo už truputėlį pakokteiliauta, bet neilgam, žinokite. 1 valandą jau buvau namuose ir miegojau lovai. Tai bet tiek prisikokteiliavau, žinokit, kad vakar tikrai iš lovos nelipau ir nieko neveikiau. Tai va, o dabar galim atsidaryti kalendorių, susirašiau dienai, važiuosiu, nes Milana ir Meisonas turi kalėdinę šventę. Pirmadienį disko tokią mokyklinę, tai važiuosiu, nupirksiu kažkokią tai suknelę, kažką tai apsirengti pirmadieniui. Ir antradienį, man atrodo, ar trečiadienį vėl bus kalėdinių megztinių diena. Tai kalėdinius megztinius turi vaikai, tik tai reikia kažkokių tai puošnesnių rūbelių tam kalėdiniam disko vakarėliui. Tai va, o dabar žiūriu, ieškau, kokią dieną šiandien. Šiandien 9. 9 nematau. Turim 9, turim 8, tai pirmiausia atsidarom 8. Pažiūrim, kas gero 8 dienoj. Nu, ką čia gavau? Veido prausiklis. Tai normaliai ir sausai odai. Va, vadinasi kompanija Ketopilas. Bent jau gerai sakau. Aš atrodo esu mačiusi, tikrai daug kas tokį prausiklį naudoja. Tai reikės pabandyti. Ir tada kas šitoj 9 dienoj. 9 dienoj turim teptuką. Teptukas Peaches and Cream. Tai čia galėčiau naudoti ir concealeriui, man atrodo. Taip, ir concealeriui, nežinau. Labai fainas teptukas. Tai va, tokios mano dovanėlės. Kažkas tai rašėte, kad norite tokio pat kalendoriaus. Tai visus pardavė. Tai kai ateina gruodžio mėnuo, jau dažniausiai tokių kalendorių nebegalima nusipirkti, nes bando juos visus išparduoti iki gruodžio dienos, kad tiesiog, nes gruodžio dieną jau reikėtų pradėti ir atidarinėti viską. Tai daug kas klausėte, ar yra dar tokio kalendorio, tai žinokite, ne, tokių kalendorių jau nebeparduoda. Jau senai nebeparduoda, jau dabar beveik rytoj bus 10 gruodžio diena, tai tikrai ne. Bet, sakau, jeigu norite, nežinau,
kitais metais pasirūpinkit kalendoriais anksčiau. Jeigu, pavyzdžiui, tokio kažkokio panašaus. Nežinau, man atrodo, Pretty Little Thing pirmais metais daro kalendorių. Nu, bijau suklysti, bet pirmą kartą matau jų kalendorių, tai sakau, kitais metais, jeigu norėsite, pasižiūrėkite, nes tikrai apsimoka visai neblogų dalykų. Čia nes aš gaunu viskas, aš važiuoju ieškoti suknelių. Only one L. Kas tvarkys? Mom, you were cleaning up. We didn't do it. Eik tvarkyti. You go. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents. Parodai, ką ten gavai. Koks ten šokoladas, parodysiu. Baltas. Aš jau savo atidariau. Did you open number 9? Number 6? Number 10? Taip. Nu, pasakyk Milanai, kada tu atsidaryt savo. This is number 1. Kelintas? Baltas parodė. Kamerą parodyk, nu nemato. Mesi, nedaryk taip, pakelk. Skanu? Žinau, koks man čia tas vlogmas išeis pirmasis, bet tikiuosi, kad nufilmavau pakankamai kadrų. Gali būti labai ilgas, gali būti labai trumpas, neįsivaizduoju. Tai susitinkame dabar, yra sekmadienis, šiandien tikrai kažką filmavau, man atrodo, gal vieną dieną buvau praleidusi, o gal ir nepraleidau, nežinau, bet žinau, kad buvo tokių dienų, kur tikrai labai mažai filmavau. Buvom šiandieną su vaikais, pas mus mieste pirmą kartą padarė klube, vaikam tokį kalėdinį, žodžiu, vakarėlį, ten kelias valandas, nuo 1 iki 4, bet mes prabuvom tik tai galbūt 2 valandas, nes nu tiesiog man buvo jau per garsu, kai atrodo negeri į klubą eini, tai kažkoks visai kitoks tas jausmas. Per garsiai tą muziką groja, vaikai tai turėjo, nupirkau, gerai, kad šituos nupirkau, apsaugoti nuo garso, tai labai gerai, vaikams super buvo, nes garso tiek daug nesijautė, kiek mums, bet šiaip buvo tikrai labai faina. Pirmą kartą buvome, ten buvo ir visokiausių ten spalvotų dalykų, tatuiruotės daryti buvo galima, veido piešiniai buvo, prisipirkti visokiausių švilptukų, šviestuvų, liemenės, netgi buvo vaikai nusipirkę, nu žodžiu. Žiūri faina, jiems tikrai patiko, bet tų 4 valandų, man atrodo, tikrai yra per daug, nebent vaikai yra vyresni, ten buvo ir vyresnių, ir mažesnių, visokiausių buvo. Nieko aš ten nefilmavau, aišku, įkėliau kelis storius į savo Instagram, tai nežinau, kas matėte, kas nematėte. Ir dar buvom pizzerijoje, pavalgėm, grįžom namo, aš tik tai surašiau dabar visas uniformas vaikams, nors ir to jų nereikia. Prisimenu, kad rytoj yra kalėdinis disko pas juos irgi mokykloje, tai reikės aprengti su kalėdiniais rūbais, leisti vaikus į mokyklą ir kiek žinau, kitą savaitę bus jų toksai kaip ir kalėdinis spektaklis, Christmas Play, tai jeigu bus galima eiti ir filmuoti, tikrai jums irgi kažką parodysiu, nes tai bus pirmasis mano vaikų kalėdinis spektaklis toksai. Jie visą šitą mėnesį, praeitą mėnesį tiksliau, visą mėnesį mokinosi dainas, dainavo kalėdinės dainas. Milana bus Elnias, man atrodo. Taip, Milana, man atrodo, yra Elnias, nes reikėjo nuvežti į mokyklą rudą megztinį ir juodas timpas, o Masonas bus Australas, tai jam, žodžiu, vasariniai rūbai. Tai labai laukiu to spektaklio, man atrodo, bus kitą savaitę, trečiadienį. Na, šitą vlogmas užbaigsiu čia, tikiuosi, kad patiko, koks ir jisai man bebūtų išėjęs, dar neįsivaizduoju, eisiu dabar redaguosiu ir bandysiu jums jį įkelti šiandieną. Tai kalbu iš sekmadienio vakaro, tai tikiuosi, kad tas video įsikels šiandieną, jeigu galbūt bus labai vėlai keltas, bet tikiuosi, kad įsikels ir bus viskas ok. Tai va, jeigu patiko šitas video, būtinai paspauskite laiką, būtinai prenumeruokite ir iki.